Garbėjai Kristui, sveiki prisijungę į Kūno teologiją paprastai. Tinklalaidė, kurioje remdamiesi išlaisvinančių Švento Jono Pauliaus II mokymu, per pokalbius gilinsimės į tikrąjį kūno, jo grožio ir paskirties supratimą. Su Kūno teologija susipažinsime tęstinai, kiekviena laida įves į sekančią, todėl kviečiame klausytis nuo pirmos laidos iki paskutinės nuosekliai dėl jūsų pačių geresnio suvokimo. Ir moterimi Marija vadina Jėzus ne tik tai per santuoką, bet ir ant kryžiaus. Irgi patvirtina, kad tai yra vis dėlto santuoka. Ir jo paskutinis žodis yra atlikta. O jeigu pažiūrėsim į lotynų vertimą, tai consumatum est. Jis tiesiogiai sako konsumuota, nes jisai žinojo, kad būtent tuo momentu jo misija žemėje yra pabaigta. Ne prieš tai kažkur ten, nei paskutinėje vakarienėje, nei kryžiaus kely, bet būtent tada, kai jis miršta. Ir kai viską jau pasakė, kryžiaus ką turėjo, ne? Toliau labai didelė tikimybė, kad ant kryžiaus jisai buvo nuogas. Nes romėnai, kai kryžiuodavo žmonės, jie paimdavo iš jų rūbus visus, nurengdavo juos, kad ta mirtis būtų gėdingesnė, kuo labiau. Ir jis yra pažeidžiamas savo aukoje, nieko neslepia, viską atiduoda, ne? Ir net ta padėtis ant kryžiaus, kur išskėstos rankos, tai yra ženklas, kad aš visą save atiduodu. Panašiai ir lytiniame akte yra, kur reikia pasitikėti žmogumi, kad aš jam galiu visiškai atsiduoti. Nes jis mane matys nuogą ne tik tai fiziškai, bet ir asmeniškai, dvasiškai. Taigi Jėzus, būdamas ant kryžiaus, nuogas, žinome, kad nesigėdijo, nes nebuvo paveiktas nuodėmės. Ir tokiu būdu jisai atgailavo už Adomą, kuris po puolimo nuopuolio užsidengia ne tik nuo savo žmonos, bet ir nuo Dievo. Ir už mus visus atgailavo, kurie savo puikybėje nenori parodyti savo silpnumų ir apsinuoginti prieš kitus žmonės, prieš Dievą. Labai gydantis įvaizdis, nes visur mes matom Jėzų nukryžiuotą, tai su tokia drobė aprišta. Bet sakau, gydantis įvaizdis įsivaizduoti jį nuogą ant kryžiaus ir tada, man tai tiesiog atrodo šalina tą gėdą, kuri yra susijusi. Taip, ir aš manau, gal merginom, moteriam irgi būtų toks gydantis vaizdas, pavyzdžiui, geidulingumo atžvilgiu. Kad irgi pamatyti vyro kūną kitaip. Gali būti ir taip. Beje, kaip tu pasakai, kad bažnyčia Sagrada Familia Ispanijoje yra vienas krucifiksas. Tai yra nukryžiuoto Jėzaus skulptūra, kur jisai pavaizduotas grinai nuogas. Jo, ten yra visas fasadas skirtas kančios slėpiniui, kaip kryžiaus kelio stotis pavaizduotas. Ir pačiam centre viršuje nukryžiuotas Jėzus ir visiškai nuogas. Ir jei teisingai pamenu, tai šalia jo yra ir Jonas ir Marija pavaizduoti. Tai įspūdinga vieta. Tikrai, nors aš ten nebuvau, bet mačiau nuotraukas ir tikrai labai taip šokiruojančiai, nes mes pripratom prie kitų Kristaus vaizdų. Visiškai. Bet ir grąžina į realybę. Tai kunigas mišių metu kartoja žodžius, kuriuos pasakė Kristus. Tai mano kūnas, tai yra mano kūnas, kuris už jūs atiduodamas, ne?
irgi tas toks santuokinis pasakymas, galima pasakyti. Ir pažiūrėkim, ką dedame ant altoriaus. Tos dovanos, kurios virs Kristaus kūnu ir krauju, tai yra duona ir vynas. Duona yra pagaminta iš grūdo. Grūdas, kalbant moksliškai, yra endospermas. Tai reiškia sėkla sėkloje. Vynas yra pagamintas iš vynuogių. Tos uogos vynuogių yra subrendusios to augalo kiaušialąstės. Ir matome, kad ant altoriaus dedami lytiškumo simboliai skirtingų lyčių. Ir visą tai sujungus ir pašventinus, kunigas sako, tai yra, mes nesujungiam, ne, čia blogai pasakiau, bet kartu tai yra atnašaujama. Ir toks simbolis moteriško vaisingumo ir vyriško visi vaisingumo, tai yra pašventinamas šventąja dvasia. Kunigas sako, kad pašventink šias dovanas šventosios dvasios galia. Nors iš tikrųjų, jeigu išverstume po žodžiu, turėtų būti šventosios galios rasa. Čia yra citata iš Izaijo knygos. Šventosios dvasios rasa. Taip. Beje, turime per rarotinės mišias tą giesmę, Rorate Celi, kad būtų rasokite dangus. Čia yra iš Izaijo knygos vaizdinys, kur kalba apie tai, kad dangus rasuos. Būtent Dievo malonė, ne? Tai čia kalbama apie šventosios dvasios tą rasą. Ir iš biologijos vėlgi žinome, kad augalų dauginimuisi rasa yra labai svarbi sąlyga. Tai tokiu būdu matome, kad yra vyriškas aspektas, moteriškas aspektas ir būtinas aspektas trečias dauginimuisi. Jeigu čia yra augalai, tai čia rasa. Jeigu kalbame apie žmonių dauginimusi, tai yra Dievo įsikišimas, toks, sakykime, ne šventosios dvasios, nes jinai teikia gyvybę. Ir be Dievo leidimo, sakykime, be jo valios neužgims naujoji gyvybė, moteris nepastos. Ir mes tokiais gal tokiom kategorijom nemastom ir tikrai nematome taip mišių, bet čia yra tiesa. Ir būtų gerai matyti ir per šitą prizmę, nes labai akivaizdu, kad Dievas norėjo, kad mes taip matytume. Čia ne kunigai ir ne vyskupai kažkada sugalvojo, kad duoną ir vyną reikia dėti ant altoriaus. Čia buvo Kristaus planas ir jis tą įvykdė. Ir po tos maldos šitas toks gamtinis vaisingumas tampa Marijos įsčių vaisingumu, nes tai tampa Kristaus kūnu ir krauju įsikūnijimus, ne? Dėl to dar toliau nueisim kontroversiškumą. Važiuojam. Jonas Paulius II sako, kad lytiniai santykiai iš tikrųjų turi būti liturgiškais. Kodėl taip? Per dievišką liturgiją, Eucharistiją mes grąžiname Dievui iš jo gautas dovanas, kaip buvo ir Senajame testamente, kur pirmus vaisius, pirmus ten ožiukus, veršelius, viską atneždavo Dievui ir paaukodavo. Taip ir mes tą darome, jeigu kalbame apie lytinius santykius, aukojam tą vaisingumą, kurį Dievas padovanojo, atnešame jį ir jeigu yra jo valia, ta lytiškumo ir vaisingumo dovana virsta dar didesnė dovana vaiku. Naujoji gyvybė atsiranda. Ir Kristus, kalbant apie Eucharistiją, sako, iš tiesų sakau jums, jei nevalgysite žmogaus sūnaus kūno ir negersite jo kraujo, neturėsite savyje gyvybės.
Tai reiškia, kad jeigu nebūsi vienybėje su savo jaunikiu, nepastosi amžinų gyvenimų. Nes tai būtent iš tikrųjų didžiausia vienybė, kurią galima patirti su viešpačiu, yra po Eucharistijos, kai priėmė jo kūną, kraują, sielą ir dievystę. Ne? Ir jis sako, jeigu tu nevienysis su manim, kur yra ir kūniško vienijimuose aspektas, kas visai simboliška, neturėsi savyje gyvybės. Reiškia, nebus naujo to vaisiaus, to naujo gyvenimo, dėl kurio Kristus atėjo ir dėl kurio verta stengtis iš tikrųjų. Tačiau toliau Paulius sako, tačiau kūnas skirtas ne ištvirkavimui, bet viešpačiui, o viešpats kūnui, nes du taps, sako raštas, vienu kūnu. Taip pat, kas susijungia su viešpačiu, yra viena dvasia su juo. Čia yra pirmas laiškas Korintiečiams, 6 skyrius 13 eilutė ir nuo 16 iki 17, o prieš tai buvo iš Evangelijos pagal Joną 6 skyrius 53 eilutė. Tai reiškia, kad kūnas sukurtas yra ne stabams, nuodėmiai, ne, tai reiškia ir ištvirkavimui, tačiau sužadėtiniam, iš didžiosios raidės, tikrajam sužadėtiniam, viešpačiu, su kurio tapsime viena dvasia. Prieš tai jisai citavo pradžios knygą, kur sako, du taps vienu kūnu ir sako, čia tapsi viena dvasia. Nu, tai tas santuokinis aspektas yra akivaizdus ir Paulius tą atpažįsta ir kitur jisai sako, tad šlovinkite viešpatį savo kūnais. Man tai yra labai nuostabu iš tikrųjų. Iš ties. Tada einam toliau. Benediktas XVI sako, kad malda yra iš tikrųjų tapti Dievo troškimu. Kad tai yra tiek troškimas būti su Dievu, kad aš visas trokštu to, noriu susivienyti. Ir bažnyčios tėvai šitą troškimą, ir ne tik bažnyčios tėvai, jie semėsi iš graikiškos tradicijos, vadino erosu. Erosas yra ta meilė, kuri yra aistringa ir čia ne tik susijęs su lytiniais santykiais, bet erosas yra apskritai troškimas transcendentinio, tai kas yra antgamtiško, tai kas yra ne iš šio pasaulio. Ne? Tai kiekvieną kartą, kai jūs norite, kad kažkoks malonumas nesibaigtų, jūs norite antgamtinio kažko, nes begalybė įmanoma yra tik su Dievu. Ir toks noras jums turi parodyti kelią į tą, kuris gali patenkinti visus jūsų norus, kur Kristus sako, kad duosiu jums vandens, nuo kurio nebetrokšite. Apie erosą dar plačiau kalbėsim ir pažiūrėsim, kaip jisai mus kreipia į Dievą, ne? Bet jau bažnyčios tėvai atpažindavo, kad tas troškimas Dievo turi bendro ir su troškimu vienytis kaip vyrai ir moteris. Ne? Toliau žinome, kad altorius simbolizuoja kryžių, nes ant jo buvo paaukotas Kristus ir mes ant altoriaus aukojame Kristų, ne? Ir tokiu būdu šitas mane labai šokiravo. Guolis, ne? Kaip sakė Augustinas, santuokinis yra kryžius. Taip ir santuokoje vyro ir moters lova tampa altoriumi arba net kryžiumi. Kodėl? Nes jie viens kitam pasitarnauja. Atsiduoda viens kitam pilnai, ne? Pasiaukoja? Pasiaukoja, taip. Apie tarnystę lytiniuose santykius irgi kalbėsime. Tai ir tiesiog galim pagalvoti, kas gali padaryti neįmanomus, labai sunkius ir nesavanaudiškus dalykus dėl kito žmogaus. Tik tai, kas yra be galo įsimylėjęs. tą skaitome romanuose ir poezijoje, ne, kur aprašoma ta tokia svaiginanti meilė. Tai turime pripažinti, kad toks yra mūsų Dievas.
kad jis yra beprotis, kai kalba užeina apie tai, kad reikia mums meilę parodyti. Čia jam nėra ribų. Visiškai. Ir žinome, kad mišios yra dalyvavimas Kristaus paskutinėje vakarienėje, mirtyje ant kryžiaus ir apskritai visoje kančioje ir jo prisikėlime. Mistiškai mes esam perkelti iš naujo į tuos visus įvykius. Tai nereiškia, kad Kristus iš naujo kenčia, ar iš naujo prisikėlė, ar dar kažkas. Ir tai nėra tiesiog paminėjimas, kad mes tą prisimename, bet tai yra iš tikrųjų dalyvavimas tame, kas atsitiko tada. Ir tai vyksta pastoviai mūsų išganymuose. Kaip sako, sudabartinimas tų įvykių. Taip, sudabartinimas. Čia galima palyginti su to, kaip, pavyzdžiui, pora, kurie yra jau senai susituokusi, žiūri savo vestuvių įrašą. Tai čia būtų blogas pavyzdys. Bet jeigu jie turėtų laiko mašiną ir galėtų vėl tas vestuvės grįžti, tai čia būtų mišios. Sakykim taip. Tačiau mišios kaip tik pas mus ateina. Mes neturim patys grįžti, bet mistiškai per kunigo tarnystę tai yra tampama realybė mums mišiuose. Didžiulis dalykas. Arba man patinka muzika ir tokį palyginimą jums duosiu, kad kai jūs klausotės ausinėse muzikos, jūs girdite, ką kažkada studijoje įrašė muzikantai. Su mišiom būtų taip, kad jūs atsidurtumėte studijoje, kai jie padarė savo geriausią taiką, ne? Tai yra geriausią bandymą. Ir kai visą šitą pasakojau dar Ukrainoje, viena mano draugė, kuri yra susituokusi, sako, man su vyru taip keistai atrodė, kai mūsų draugai, irgi pora susituokusi, pasakė, kad jie meldžiasi prieš lytinį aktą. Sako, man taip keista buvo, maždaug kas čia dabar. Bet jeigu lytiniai santykiai turi būti liturgiškais, tam tikra prasme jie jau yra malda. Aišku, pasimelsti prieš tai yra gerai, kad nusiteiktum tam, kad tai būtų tikrai tarnystė ir tam tikra prasme malda. Nes iš viso to, ką mes sužinojame prieš tai, iš to, kad lytiniai santykiai čia yra sukūrimo ir atpirkimo slėpinio tarsi pažinimas, ne? Kad tai yra tarnystė, kad tai yra atsiverimas Dievo dvasiai, kuri gali teikti gyvybę. Galima pasakyti, kad tai yra Dievo šlovinimas savo kūnu. Tai yra iš tikrųjų didžiulis dalykas. Ir čia, kalbant apie Jėzų jaunikį, vaikinams gali būti biški keista, kad čia Dievas su manim nori susituokti. Aš įsivaizduoju, kad kai kurios merginos klausytojas tai jau labai džiaugiasi, nes nuskilo turi geriausią jaunikį. Geriausią jaunikį įmanoma, ne? Jau geriausią sužadėtinį. Kuris jau mirė, žodžiu. Kuris jau viską padarė. O vaikinai gali tik pakasyti pakaušį ir pagalvoti, ką man čia su to daryti. Tai iš tikrųjų Dievas nori vesti kiekvieną iš mūsų. O ką tai reiškia? Tai reiškia pilnai atsiduoti, ne, ir duoti dovaną gyvybės. Mes žinome, kad vyrai yra tie, kas pradeda gyvybę už savo kūno ribų, o moteris yra tos, kurios pradeda gyvybę savo kūno ribose. Tas pats ir su Dievu ir bažnyčia. Dievas yra gyvybės teikėjas, per jį visą gyvybę atsirado. Žmogus yra tas, kuriame gali užgimti tą gamtinę gyvybę. Reiškiasi amžinasis gyvenimas, išganimas, taip. Tai atsiverti Dievui kaip jaunikiui būtų atsiverti jo visiškai dovanai, kuris atiduoda savo kūną ir sielą ir duoda tą išganimą, naują gyvybę.
kaip moteris atsiveria lytinėme akte vyrui, kuris atiduoda į savo kūną ir atiduoda sėklą, kurios dėka jinai gali pastoti. Tas pats ir su, ne tas pats, bet panašu, ne? Į tai, ką daro žmogus, kai jis atsiverčia ir priima Dievo dvasią, kuri teikia jam gyvybę. Ir tai matome Marijos pavyzdį, kuri tobulai atsiveria Dievui, pasakė taip, ant jos nužengė šventoji dvasia, pridengė ją šešėliu, ne? Ir jinai pastojo. Ir, realiai tai nuo Dievo pastojo. Ir pradėjo Kristų. Tai visas mūsų dvasingumas ir yra atsiverti šventai dvasiai, kad mumise užgimtų mūsų širdyje, mūsų sieloje Kristus ir kad mes jį išnešiotume ir pagimdytume, o reiškia, kad pasauliai duotume Kristų per tai, kaip mes atsivertėme. Reiškia, kad taptume panašesni į jį, kad jis mumise vystytųsi ir tada galų gale taptume kaip jis. Tai šis slėpinys mūsų dvasinio gyvenimo, tobulėjimo, mūsų dvasinės kelionės atsiskleidžia Marijos pavyzdį ir į jį parodo šitą būtent santuokos analogiją ir vyro ir moters vaisingumas, biologinis. Taip pat yra toks dalykas protestantų teologijoje, ne visų aiškus, tam tikrų denominacijų, kuris vadinasi once saved, always saved. Reiškia, kad kartą išgelbėtas, visam laikui išgelbėtas. Jo, reiškia, jeigu priimi Kristų, tai jau viską daryk, ką nori. Bet tai reiškia tokį žmogaus išprievartavimą, kad jis negali savo nuomonės pakeisti ir neturi laisvės. Tai būtų kaip ir moters išprievartavimas, kuri pastoja prieš savo norą, ne? Bet tai nėra teisinga. Jinai turi atsiverti vyrui, kuris jai pasiūlė dovaną. Tas pats ir su Dievu, nes jisai mus myli ir jis tą dovaną siūlo. Ir mes jeigu ją priimame ir gyvename tame pasirinkime, tada tai duoda vaisių. Ir apaštalas Paulius laiške Galatams 2 skyriuje 20 eilutėje labai gražiai pasakė: aš gyvenu, tačiau nebe aš, o gyvena manyje Kristus. Dabar gyvendamas kūne, gyvenu tikėjimu į Dievo Sūnų, kuris pamilo mane ir paaukojo save už mane. Manau, tai labai gražiai apibūdina ir nusako tai, apie ką mes kalbėjome prieš tai. Toliau dar pakalbėkime apie tokį svarbų mūsų išganimo aspektą kaip krikštą. Jono Evangelijoje 3 skyriui 3 eilutėje Jėzus sako: iš tiesų sakau tau, jei kas neatgims iš aukštybės, negalės regėti Dievo karalystės. Atgims iš aukštybių. Tai reiškia, reikia gimti iš naujo. Ir Nikodemas, kuriam skirtas yra šis sakinys, klausia: tai kaip aš galiu dar kartą gimti? Ar man reikia grįžti į savo motinos įsčias? Turim pažymėti, kad Kristus nesako ne. Jis tiesiog aiškina, kad tai yra kitaip vykdoma. Kad tas atgimimas iš aukštybių per krikštą tai nėra vėl biologinis gimimas, bet tai yra gimimas dvasinis, antgamtinis. Tačiau jisai panašiai yra vykdomas kaip ir biologinis, ne? Turi būti, tam, kad gyvybė užgimtų, turėtų būti apvaisinami. Tai tas konsumacija santuokos, kurie buvo ant kryžiaus. Ir tada jos dėka atsirado krikšto ta jėga, galia mūsų sutaikyti su Dievu, padaryti Dievo vaikais ir atverti mums dangų.
Bet vėlgi, tam, kad būtų tas apvaisinimas, reikia 2 žmonių. Kaip minėjom, Kristus kaip Adomas turėjo Ievą. Ir jeigu konsumacija buvo ant kryžiaus, tai reiškia, ten jie susivienijo, kaip tai įvyko. Marija buvo prie kryžiaus, mes tą žinome, nes jie kreipėsi Jėzus, ne? Tačiau jie vienijosi ne malonume, o kančioje. Jinai tam tikra prasme priėmė dalį kančios ant savęs, kad kartu su juo tą atlaikytų. Kaip kalbėjome apie pirmapradės vienatvės nugalėjimą, kad kito žmogaus vienatvė tarsi paima ant savęs ir tas žmogus paima mano vienatvę ant savęs ir taip jinai yra nugalima. Tai panašiai ir čia, kad Kristus paėmė mūsų kančias ir mūsų nuodėmes ant savęs, o Marija, taip sakykime, su juo vienijosi kančioje ir ant savęs irgi paėmė kažkiek kančios ir tokiu būdu su juo susivienijo toje kančioje. Ir čia buvo jau tokia konsumacija, per kurią mes gimėme. Galėjome gimti, ne? Nes iš Kristaus šono ištekėjo kraujas ir vanduo. Vanduo simbolizuoja krikštą, o kraujas Eucharistiją. Tai reiškia mūsų įkrikščioninimas ir mūsų tos gyvybės palaikymas, antgamtinis. Ir kaip iš Adomo ir Ievos kilo senoji žmonija, ne, ta nuodėminga, taip iš Kristaus ir Marijos, naujųjų Adomų ir Ievos, kilo naujoji žmonija, bažnyčia. Kaip minėjom, kad Marija tapo visų tikinčiųjų, visos bažnyčios motina. Toks įdomus faktas, kad jų pirmgimis buvo apaštalas Jonas, kuris buvo tuo metu prie kryžiaus ir kuriam ir pasakė Jėzus, štai tavo motina. Ir Marijai pasakė, štai tavo sūnus. Ir mes kiekvienas galime būti tuo mylimuoju mokiniu. Ir esame, jeigu esame bažnyčioje. Ir iš tikrųjų tas vienijimasis kančioje visiems mums yra prieinamas, nes kaip ir minėjome, mes visi esame nuotaka Kristus. Ir tai praplėsime ateities jau laidoje. Taip pat matome, kad svarbus tas vaisingumas, ne, kaip ir minėjau, kad ant kryžiaus yra įvykdyta ir 3 sąlyga. Ir pranašas Izaijas 53 skyriuje 10 eilutėje sako, atidavęs save kaip atnašą už kaltę, jis matys palikuonis. Apskritai šitas skyrius yra apie Kristų, kaip kenčiantį tarną ir labai tiksliai pranašauja apie jo mirtį. Ir sako, pamatys savo palikuonis. Ir iš tikrųjų, jeigu norime mylėti kaip Kristus, mūsų meilė turi būti vaisinga. Ir ne tik tai santuokai, bet ir apskritai. Ką tai reiškia? Kad jeigu mūsų meilė neveda žmogaus prie atsivertimo ir išganimo, reiškia, tai nėra meilė, nes netitinka viena iš 3 Dievo meilės sąlygų. Ar tai reiškia, kad visiems reikia dabar eiti ir pamokslauti? Ne, tai to nereiškia. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad savo gyvenimu turime artinti žmonės per Kristaus, o netolinti. Reiškia, ir žodžiais, ir veiksmais visko evangelizuojame, bet tai ne visada reiškia, kad reikia pamokslauti, ne, bet tai reiškia būti liudininkais Dievo meilės čia gyvenime. Reiškia skleisti gerumą, o ne blogį. Ir
galbūt kartais tai nebus aiškus signalas žmonėms, kad Dievas egzistuoja, kad Dievas yra geras ar panašiai. Bet tai netolins jau nuo Dievo. O kažkada gal susidės jiems didesnį paveikslą, kuris įtikins juos, kad taip, Dievas yra, nes pasaulis yra geras, pavyzdžiui. Ir kaip atsiranda tas vaisingumas, būtent per vienijimusi su Kristumi, kai dėl savo jaunikio bažnyčia nori daryti gailestingumą ir kitus gerus darbus. Nes, kaip sako apaštalas Jokūbas, kad kaip kūnas be dvasios myręs, taip ir tikėjimas be darbų negyvas. Tai mes norime tos darbus daryti per tai, kad atsivertėme, pažinome jauniko meilę, pažinome jo valią, kad jisai nori, kad darytume tą. Ir tas vienijimasis su juo ne tik tai vaisingas yra mums, kad mes išsiganysim, bet ir kitiems. Ką matome ir santuokoje, ne, kad dviejų žmonių vienijimasis yra vaisingas trečiame kitose žmonėse. Ir tokiu būdu turime Kristų irgi atsakyti už jo santuokinę meilę, savo santuokinę meilę, o reiškia pagal 3 sąlygas. Tai visiškas savęs dovana būtų pagal tai, ką pats Kristus sakė: mylėk viešpatį savo Dievą visą širdimi, visą sielą ir visų protu. Dar pridėsim visų kūnų. Didžiausias ir pirmasis įsakymas. Mato Evangelija 22 skyrius, 37-38 eilutė. Ištikimybė, o kas ištvers iki galo, bus išgelbėtas. Mato 24:13. Ir jiems, tai yra kitiems dievams, nesilenksi ir jų negarbinsi, nes aš viešpats tavo Dievas esu pavydus Dievas. Išėjimo knyga 25. Ir trečioji sąlyga vaisingumas, tai yra evangelizacija, sakykime. To bus pašlovintas mano tėvas, kad jūs duosite gausių vaisių ir būsite mano mokiniai. Jono 15:8. Taigi linkiu jums iš tikrųjų stengtis gyventi pagal tas 3 meilės sąlygas, ne tik Dievo atžvilgiu, bet ir savo artimųjų, ko ir nori iš tikrųjų Dievas. Ir mes žinome, kad būtent Dievo valią vykdantys žmonės myli jį, kaip sakė Kristus. Ypač turint omenyje, kad visi žmonės, ir aišku mūsų artimieji, yra pats Kristaus kūnas. Tai realiai rūpindamėsi kitais, mes rūpinamės pačiu Jėzumi. Taip, ir vienam palyginime jisai sako, kad jūs manęs nemaitinot, nepagirdėt, neaplankėt, neaprengėt. Žmonės klausia, kada čia buvo. Sako, jeigu vienam iš šitų mažutėlių ar ten mano brolių nepadarėt to, man irgi nepadarėt. Tai va. O namų darbui siūlom jums tokią Švento Jono meditaciją. Vaizduokite save, kaip Šventas Jonas buvo per paskutinę vakarienę, gulėdamas ant Kristaus krūtinės. Ir kaip Adomas, neturėdamas šonkaulio, turėjo tą tuščią vietą, kuri buvo tokia vakantinė ir buvo kitam žmogui. Tai yra, jis turėjo savyje vietos kitam, taip ir Kristus, sakykime, kaip naujas Adomas savo širdį, savo švenčiausiai širdį turi vietos kiekvienam. Ir manau, gal Jonas ir žinojo, ir dėl to jį taip traukė tą Kristaus krūtinę, kurioje buvo ta be galo mylinti širdis, kurioje kiekvienam yra vietos. Ten galite vaizduoti save kaip Šventą Joną, kuris ant jo krūtinės, ir galite pasikalbėti su Kristumi, galite tiesiog su juo pabūti. Sėkmės jums meditacijoje. Dalinkitės šio podcastu, evangelizuokite kitus, kad jie būtų
apšviesti, kad pažintų tiesą ir jūsų meilė Kristui būtų vaisinga per juos. Kitą kartą kalbėsime apie lytinių santykių sakramentalumą ir apie taip vadinamą kūno kalbą. Ir su jumis pasimatysime Eucharistijoje. Su Kristum irgi. Iki. Taip, iki.